čia mes pasidairysime po vaikų literatūros aktualijas, o jas mums, aišku, geriau padės suprasti net dvi šios kategorijos rašytojas. Tai Viktorija Girčiuvienė ir Šarūnė Baltrušaitienė, kurios atsinešė savo pačių kūrinius. Sveikos atvykusios! Labadiena. Labadiena. Tai nuo kurios čia pradėti, abi tokios gražios, spalvingos knygelės. Gal pirmiausia prisipažinkite, nuo keliųgi metų vaikams tinka, ar galbūt visiems čia, pavyzdžiui, visų amžiaus kategorijų netgi tiktų? Leidykla pažymėjo, jog nuo 4 iki 7 ir manau pagrindinis auditorijos žmogus yra būtent darželinukas vaikas, bet labai stengiausi, kad pati knygelė būtų įdomi ir suaugusiems. Tikrai yra įvairių nuorodų, kad būtų įdomu visiems skaityti. Tai čia bus jau jūsų knygelė apie slaptą Spirgutės norą, o kaip pats Spirgutės personažas gimė, ar galit papasakoti? Spirgutė atkeliavo pati, tiesiog striktelėjo viename iš renginių man į galvą ir tiesiog nebedavė man ramiai būti, nei klausyti mokymų, nei toliau ramiai gyventi. O šiaip manau, kad labai tikėtina, jog mano sūnus vaikystėje turėjo tokio labai daug spirgiškumo, dabar jisai paauglys ir reikalai visai kiti, bet tas charakteris ir tas smagumas likęs manyje, galbūt iš ilgesio, galbūt iš tokio džiaugsmo. Perėjo į personažą knygelę. O kaip tas spirgiškumas pasireiškia konkrečioje knygoje? Knygelėje Spirgutė kiekvieną dieną pabunda su vis naujom idėjom, kiekvieną kartą viską nors sugalvoja. Pavyzdžiui, sugalvoja vieną dieną, kad jai jau laikas išmokti plaukti, kadangi gyvena ne prie vandens, įvairius pratimus maudymosi galima įvykdyti ir smėlio dėžėj. Lygiai taip pat jinai sugalvoja plaukų gimnastiką ar dar kažkokius dalykus. Tai labai kūrybinga. Mergaitė. Tikrai taip, drąsi, energinga, savimi pasitikinti, ko linkiu kiekvienam vaikui, tiesiog drąsos gyvenime. O kaip nusprendėte, vis tik tai kažkaip pasakote apie mergaitę, kuri gyvena su mama ir ieško tėčio? Iš tikrųjų, ta tema, manau, yra mažokai gvildenama, bent jau lietuvių literatūrai iš tikrųjų dėja labai gaila, bet mūsų visuomenėje tikrai yra daug nepilnų šeimų. Ar netekę tėvų vienu ar kitų būdų, vieno iš tėvų, ar dėl skyrybų. Vaikas juk to nepasirenka pats ir jis tame gyvena. Bet knygas girdėdamas, skaitydamas, jis dažniausiai jaučiasi girdi. Tėtis, mama, vaikas, tėtis, mama, vaikas. Tikrai linkiu visiems Lietuvos ir pasaulio vaikams gyventi pilnose ir darniose šeimose iš tikrųjų. Bet vis dėlto realybė tokia, kad yra visokių vaikų ir visokių šeimų. Ir tikrai jaučiu ir tikiu, kad skaitant šią knygelę, tiems vaikams, o ir jų tėveliams bus lengviau priimti tuos skaudulius ir kažkokius tokius neramumus gyvenime. Kita vertus, labai stengiausi, kad ši knygelė būtų šviesi, jinai tinkama tikrai visoms šeimoms. Tikrai ta tema jinai yra, apie ją reikia kalbėti, bet pati nuotaika, patys nuotykiai, jie yra linksmi, smagus ir linkiu rankas paimti kiekvienai šeimai, kokia jinai bebūtų. Kiekvienam vaikui turbūt vis tiek pravartu irgi suprasti, kad visokių tų šeimų būna. Taip, būtent, jūs visiškai teisite, taip. O tie nuotykiai, kėlė aišku, turbūt gimė iš tikrų nutikimų, aš įsivaizduoju. Tikrai taip, net keli tėčiai yra tikrai gyvi ir tikri. Tiesiog mačiau situacijas tokias ir jos man nugulė į širdį. Ir pagalvojau, kad kažkada reiks pritaikyti. O kadangi kirbėjo ir ta tema apie vaiką, kuris gyvena ne visai pilnoje šeimoje, tai tiesiog susidėliojo. Tėčių portretai kažkada gyvenę mano matyti ir Spirgutė. Viktorija, dabar prie jūsų pereikime knygelės. Ji vadinasi Vildė ir slaptas purvus planas. Kažkaip pas mus slapta viskas. Labai jau vienyje jūs. Intriguoja, istorijos intriguoja. Nors užsiminė prieš tai Šarūnė, kad net nebuvote labai pažįstamos, ar ne tik ką tik liktai susipažinote? Per knygas. Per knygas taip vyksta. Taip, tai Vildė ir slaptas purvaus planas yra šiek tiek gal mažesniems, nuo 3 iki maždaug 6 metų, bet vėlgi aš taip pajuokauju, kad ir pirmokai gali skaityti, nes tada jie gali skaityti patys. Ir visai tinka ir tema, todėl kad nuotykių ir smagumynų čia pilna. Tai vat. O ar turi personažas prototipą realiame gyvenime? Turi, aišku, turi. Tai čia mano dukra, jai dabar 5. Šiaip iš tikrųjų tai knygos idėja gimė
labai seniai, kai prasidėjo COVID-as, mano dukra buvo kelių mėnesių ir kažkaip aš galvojau, nu va, parašysiu trumpą istorijėlę mažiems vaikams, kaip reikia plauti rankas, kaip tai yra svarbu, ypač kadangi COVID-as, tai tarsi atrodė labai aktualu. Parašiau, bet tuo metu aš nei apie vaikus kažką žinojau, nes tai buvo mano pirmagimė kelių mėnesių, nei apie knygų rašymą, nes tada dar nebuvau išleidusi nė vienos knygos. Tai parašiau ir padėjau į stalčių, nes nieko gero nebuvo. Ir vat kažkaip prieš pusmetį, metus aš išsitraukiau už stalčiaus tą istoriją ir supratau, kad ją galima papildyti, pratesti, todėl kad, na, vat, maždaug nuo 3 metų vaikams pasidaro rankų plovimo tema visai aktuali. Ir kaip aš juokauju, tos frazės, nieko aš tam laukia neliečiau, arba mama, princesas nesitvarko, tai čia iš gyvenimo paimta tikrai. Tai kiek pasišneku vat, su tėvais, kurie dabar skaitė šitą knygą, tai juokiasi, kad na, situacijos tai panašios patiriamos namuose yra. Tai taip ir gimė seniai, bet idėja, bet pati knygelė, tai va tik dabar atsirado. Tai realybė savaime labai šmaikšti, bet vis tik tai kodėl jums čia atrodo svarbus tas humoras, fantazijos prizmė? Nes nebus įdomu skaityti. Man atrodo, čia labai paprasta, nes šiaip apie ką knyga. Vildė nemėgsta plauti rankų ir vieną dieną pas ją po kilimu užauga ponas Pu. Jis prisistato, nes jis nenori išsiduoti, kad jis yra ponas Purvius. Ir jis iš pradžių yra labai mielas, labai smagus, sako, Vildė, valgykim sausainius lovoje ir visokiausių kitokiausių dalykų ragina daryti, kurių šiaip tėvai neleistų. Tai tos geras draugas labai. Labai geras, jis toks suktas ir jisai auga, kai jinai visus tuos dalykus daro, paišo ant sienų, nesitvarko, neplauna tų rankų ir ponas Purvius auga, jis augina savo armiją purviukų. Purviukai ir visa armija užauga visa armija. Tai va, jis augina tą armiją ir tiesiog vieną dieną, kai Vildė pamiršta uždaryti savo kambario duris, jie visi pabėga, nes tikslas yra užimti kitų vaikų kambarius ir išmokyti juos irgi nesitvarkyti. Tai, bet Vildė supranta, kad ponas Purvius vis tik tai čia kažkoks klastingas ponas yra ir stoja su juo į kovą. O kaip ten viskas baigsis, tai reikės paskaityti mums patiems. Aš vaikų paklausiu, tai jie dažniausiai sako, nelaimi ta Vildė, nelaimi. Tai čia, žodžiu, ir pabaiga labai neaiški gali pasirodyti. Kas ten žino? Perskaityti. Tai lauksim, aišku, ir tęsinio. O kalbant apie tą tokią, pamoką, kokią ją norėtumėte, kad vaikai įsineštų, kažkaip pasiimtų, perskaitę knygą? Turbūt net ne viena tokio būtų, ar ne? Tai faktas, kad ta tokia tiesmukiausia pamoka yra naplaukimės rankas, tvarkykimės, bet man labai patinka antras knygos sluoksnis, tai yra tas, kad reikia taip aklai nepasitikėti nepažįstamais, kurie saldžiai šneka, žada čia kažką ir panašiai. Toks, kad reikia truputėlį gal įjungti savo kritinį mąstymą ir pagalvoti, kad gal čia jisai per daug mielas ir per daug saldus ir kas slypi už to. Tai Vildė jau šiek tiek išmintingesnė. Aišku, dabar, kaip manote, ką ji galėtų pasakyti ponui Pu, jeigu dabar susitiktų? Nežinau, iš tikrųjų, tai mano, kadangi knygelė baigėsi vis tik tais taip, kad... Galite per daug nieko neatskleisti. Bet aš galvoju, kaip čia dabar pasakyti, kad neišduoti... Esmė tame, kad Vildė supranta, jog, ponas Pu yra personažas, kuris gali vis pasirodyti jos gyvenime ir kad, vis tik tas rankas reikia plauti. Ačiū labai. Ir klausyti mamos. Su tėčiu. Tai lauksim tęsinio, be jokios abejonės. Šarūnė, dar apie jūsų knygą irgi pabaigai visai. Ką norėtumėte, kad jūsų skaitytojai, vaikai irgi pasimtų labiausiai iš tos knygos, kokias mintis idėjas įsineštų? Prieš tai užsiminėte be abejo apie šeimas, kad jų visokių būna, bet vis tik tai ką labiausiai norisi palikti? Labiausiai norisi palikti tai, kad mergaitė net ir gyvendama viena su mama, bet turi senelius, kitų artimųjų, jaučiasi visiškai pilnai mylima.
jinai yra pilna, jinai yra pakankama, jinai turi meilės be galo daug, iš kurios ir kyla jos drąsa ir jos pasitikėjimas savimi. Ir taip pat dar norėčiau pridėti, kad šiuo metu tai ši knyga yra vaikų metų penketuke. Tai kviečiu skaityti ir balsuoti. Gerai, labai gerai. Būtinai prabalsuosime. Ačiū abiems pašnekovėms. Ačiū Jums.